Na kągi, labas rytas, sveiki visi susirinkę į Kauno Žalgirio areną į jau 23-ąją Lietuvos aukštųjų mokyklų mugę 2026. Jūsų aplodismentai. Visą dieną Žalgirio arenoje šurmuliuos būsimi studentai, mokytojai, tėveliai, taip pat universiteto aukštųjų mokyklų atstovai, kurie suteiks daug naudingos informacijos. Visa pagrindinė Žalgirio arenos erdvė ir koridoriai užpildyti aukštųjų mokyklų stendais ir keliaukite į juos, domėkitės. Aukštųjų mokyklų atstovai yra pasiruošę atsakyti į visus rūpimus klausimus apie studijas Lietuvos aukštosiuose mokyklose, studijų programas, stojimo tvarką ir pateiks daug naudingos informacijos. Na kągi, o dabar iškilmingai atidarysime mūsų jau 23-ąją Lietuvos aukštųjų mokyklų mugę 2026 ir tarti sveikinimo žodį visiems susirinkusiems aš noriu pakviesti Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministrę Ramintą Popovienę. Labas rytas visiems, gerbiama Lietuvos universiteto rektorių konferencijos prezidentė, gerbiami rektoriai, kolegijų vadovai, prorektoriai, mėly moksleiviai, mokytojai, visi susirinkę čia į Kauną į 23 kartą organizuojamą aukštųjų mokyklų mugę. Labai džiaugiuosi, kad ir pernai, ir šiais metais, ir visais metais, kiek girdžiu, yra labai daug besidominčių susipažinti, kur galima studijuoti, kokią pasirinkti profesiją. Nes iš ties pasirinkti profesiją tikrai nėra lengva. Tad šiandien manau, kad yra pati geriausia galimybė iš arčiau susipažinti, iškelti klausimus, kurie jums rūpi, pasikalbėti ir su studentais, kurie jau studijuoja, ir su dėstytojais, kurie dirba, ir netgi su darbdaviais, kurie taip pat pristato tam tikras sritis. Žinoma, labai nuoširdžiai noriu palinkėti, kad jūsų pasirinkimai būtų tie, kurie labiausiai atliepia jūsų poreikius, jūsų tikslus, jūsų svajones. Tačiau visada gyvenimas yra įvairiapusis ir tuos pasirinkimus bet kada galima keisti. Juolab, kad mūsų gyvenimas dabar yra tikrai labai greitai besikeičiantis tiek technologijų prasme, tiek visomis kitomis kryptimis. Tad linkiu labai ramiai pasiruošti egzaminam tiems, kurie juos laikys ir išlaikyti sėkmingai. Taip pat galimybių jums šiais metais irgi yra daugiau. Turėjote ilgesnį laiką pasirinkti egzaminams. Tiems, kuriems galbūt nepasiseks iš pirmo karto išlaikyti, bus galimybė perlaikyti matematikos egzaminą, o truputėlį pakoreguota 25 išlaikymo kartelė taip pat leis įgyvendinti jūsų svajones. O šiandien, jeigu dar bus kažkokių tai klausimų, tai Švietimo mokslo ir sporto ministerijos atstovai savo pranešimuose juos išdėstys, o jūs tikrai galėsite pasiklausti. Tad sveikinu dar kartą visus atvykusius, linkiu gražaus, prasmingo laiko ir gerų pasirinkimų. Dėkojame gerbiamą ministrę už gražius sveikinimo žodžius. Pasveikinti visus susirinkusius noriu pakviesti Lietuvos universitetų rektorių konferencijos prezidentę, profesorę daktarę Ingą Žalėnienę. Mėly moksleiviai, būsimi studentai, gerbiama ministrė, gerbiami kolegos rektoriai, mėly svečiai. Iš ties labai smagu visus matyti taip gausiai susirinkusius Kauno Žalgirio arenoje. Kaunas tai yra tikrai miestas, kuriame studijuoja virš 40 000 studentų. Tai yra stiprus aukštojo mokslo židinys Lietuvoje. Ir labai džiaugiuosi, kad šiandien mes šioje erdvėje turėsim galimybę susipažinti su plačiu spektru Lietuvos universitetų ir kitų aukštųjų mokyklų, profesinių mokyklų siūlomomis studijų programomis. Šiandien norėčiau iš tikrųjų keletą žinučių jums pasiųsti. Dažnai yra užduodamas klausimas, o kurisgi universitetas geriausias. Iš ties noriu atsakyti, kad nėra geriausio universiteto visiems.
yra universitetas, kuris konkrečiom aplinkybėm, konkrečiam gyvenimo etape, susikloščius vėlgi atitinkamom sąlygom yra pats geriausias jums. Todėl, mielieji, matote vėlgi įvairias reitingų lenteles, tiek nacionalinių, tiek tarptautinių, girdite mokytojų, draugų, artimųjų nuomonės, galite pasiklausti dirbtinio intelekto, kurisgi tas universitetas geriausias, bet vis tiek jūsų gyvenimo nei influenceriai, nei artimieji, nei dirbtinis intelektas negyvens, todėl turėsit pasirinkti patys, studijuoti patys ir vėliau, turėdami tvirtą žinių ir patirties pagrindą, įgyvendinti savo potencialą globalioje darbo rinkoje. Karjeros šiandien tikrai nėra tiesios, jos vingiuos, reikalaus nuolatinio mokymosi, kvalifikacijos kėlimo, neretai ir visiškai persikvalifikavimo susikloščius atitinkamom aplinkybėm. Lietuvos universitetų tinklas išties yra platus, kokybiškų universitetų tinklas. Tikrai kviečiame studijas rinktis Lietuvoje, nes studijų kokybė tikrai prilygsta daugeliu tiek Europos, tiek pasaulio pažangių universitetų. Lietuvos universitetai yra tarptautiniai. Daugelis universitetų yra Europos universitetų aljansų nariai, įvairių konsorciumų, asociacijų tarptautinių nariai, siūlo platų spektrą dvigubo, jungtinio diplomo studijų programų, mikrokredencialų, trumpųjų, ilgesnių stažuočių, mainų programų ir panašiai. Na, žinot, kolegos, tiesiog norėčiau pasakyti, kad prieš 20 metų ar daugiau net, kai mes buvome būtent jūsų amžiaus, išties galėjome tik pasvajoti apie tas galimybės, kurias šiandien suteikia Lietuvos universitetai. Na ir dar labai svarbi žinutė, tai yra tikrai vis dar gajus visuomenėje egzistuojantys stereotipai, kurių tikrai norėtųsi, kad ši karta, būtent karta, kuri užaugo nepriklausomai Lietuvos valstybei, demokratiniai valstybei, būtent patirdama intensyvų technologinį progresą, socialinių tinklų įtaką, visiškai kito lygio informuotumą, ši karta tikrai neturėtų skirstyti profesijų, sričių mokslo į vyriškas, moteriškas. Tai tikrai nesivadovaukit pasenusiais stereotipais, nebijokite klysti, nebijokite daryti sprendimų, jūsų ateitis tikrai jūsų rankose ir čia kaip ir sporte, jei norite pasiekti pergalių, jums reikia pasitikėjimo, tikėjimo savimi, aiškaus tikslo, didelio darbo ir drąsos įžengiant į nežinomas teritorijas, į naujus iššūkius. Tai, mielieji, malonių, prasmingų pokalbių jums šiandien, lankantis universitetų stenduose, dalyvaujant įvairiuose įdomiuose paskaitose, svarbių drąsių apsisprendimų, sėkmingos, aišku, jau ministrė minėjo, egzaminų sesijos, ir gero starto rudenį. Ačiū Jums. Ačiū labai, ačiū už įkvepiančius patarimus. Noriu pakviesti Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos prezidentę, daktarę Liną Girdauskienę. Gerbiama ministrė, gerbiama viceministrė, kolegos, švietimo bendruomenė ir moksleiviai. Šiandien jūsų laukia įspūdinga diena, su daugybė pažinčių, prasmingų pokalbių, galbūt užsimezgusių draugysčių. Bet šiandien tik viena iš tų dienų, kurių tikiuosi jūs versite kaip to stiklo karoliukus į vėrinį. Ir labai norėčiau jums palinkėti, kad tie stiklo karoliukai būtų ir faktai, ir informacija, ir kitų studentų patirtis, patirtos emocijos, kad kuo turėtumėte įvairiapusiškesnį vaizdą. O kai reikės priimti sprendimą, aš jau kartosios, bet repeticijos mater studiorum, turėkite omeny paprastą formulę. 3, 3, 3, 3. Studijos kolegijose yra trečdaliu trumpesnės. Reiškia, greičiau įsiliesite darbo rinką. Kolegijose yra 30% daugiau praktikos. Reiškia, ateisite labiau pasiruošę į darbo rinką. Kolegijose
dirba daugiau nei 30% dėstytojų, praktikų, profesionalų, kurie su jumis pasidalins naujausiomis žiniomis. Ir ta paskutinė, gal nelabai maloni žinutė, bet jeigu nepasiseks gauti valstybinės finansuojamos vietos, beveik trečdaliu bus pigesnės studijos. Tai pasirinkimo metu nepamirškite. 3, 3, 3, 3. Gražios mirtinos. Ačiū labai. Ačiū labai. Na kągi, mėly svečiai, mėly dalyviai, dar kartą ovacijomis pasveikiname visus susirinkusius į Kauno Žalgirio areną. Lietuvos aukštųjų mokyklų mugė 2026 startuoja. Taip, šitą mikrofoniuką mes padėsime į šoną. Mikrofonai mums reikalingi klausimams. Na, o dabar aš noriu pakviesti tie, kurie būriuojatės viršuje, ateikite pro šonus, čia tikrai iš šonų yra vietų, kur atsisėsti, nes dabar jūsų dėmesiui mes kviečiame prisijungti į pristatymą diskusiją, ką svarbu žinoti šių metų abiturientams. Kalbėsime apie tai, kas yra tikrai labai aktualu ir dėl ko daugelis čia ir susirinkote. Ko reikia norint baigti mokyklą, kaip atrodys priėmimas į aukštąją mokyklą ir daug kitų aktualių klausimų mes paliesime per artimiausią valandą. Pradėsime nuo informacijos abiturientams apie valstybinius brandos egzaminus. Po to susipažinsime su priėmimo į aukštąsias mokyklas aktualijomis ir prisiminsime, ko reikia norint įstoti į aukštąją mokyklą. Tai mums pristatys mūsų diskusijos viešnias, kurias aš dabar pakviesiu užimti vietas ant mūsų baltųjų foteliukų. Tai yra Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ugdymo departamento direktorė Jolanta Navickaitė, jūsų plojimai. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos studijų skyriaus vedėja Giedrė Pačesienė. Giedrė, prašom, taip pat prie mūsų. Po mūsų viešnių pristatymų kviesime visus drąsiai užduoti klausimus. Bus keletas mikrofonų, tai drąsiai kelsite rankas ir galėsime diskutuoti jums rūpimais klausimais. Na, bet pirmiausiai mes išgirsime pristatymus, galbūt šiuose pristatymuose jūs jau rasite atsakymus. Pirmiausiai kviečiu Jolantą Navickaitę, ji primins, kaip vyks valstybiniai brandos egzaminai. Tai sveiki visi susirinkę čia, Kaune, Žalgirio arenoje ir tikrai šiandien kalbant apie ką svarbu žinoti besirengiant arba artėjant egzaminų sesijai, norisi tiesiog pasakyti, kad visi dedam išskirtinės pajėgas, kad egzaminų sesija būtų rami, tad tikimės, kad ir informacija apie tai, kaip vyks, jums jau yra žinoma ir tiesiog pavyks man šiandien sudėti tam tikrus akcentus. Tai, kai kalbame apie valstybinius brandos egzaminus, norisi tiesiog priminti, kad tam, kad įgytumėte vidurinį išsilavinimą, gautumėte brandos atestatą, kuris atvers jums kelius ar į profesinį mokymą, ar į tolimesnės studijas, jums reikia išlaikyti 2 valstybinius brandos egzaminus. Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas yra privalomas, jį turi išlaikyti visi mokiniai arba bendruoju arba išplėstiniu kursu ir taip pat reikia išlaikyti dar vieną pasirinktą egzaminą. Tai yra minimalūs reikalavimai mokyklos baigimui, bet kaip žinia, norint studijuoti, ypatingai aukštosiose mokyklose, yra papildomi reikalavimai, kuriuos jūs galite sužinoti ir šios studijų metu, bendraudami ir diskutuodami su universitetų ir kolegijų atstovais. Taip pat labai yra svarbu, kad tam, kad gauti brandos atestatą, ne tik tai reikia išlaikyti egzaminus, bet ir turėti patenkinamus visų mokomųjų dalykų įvertinimus. Tai čia jau yra jūsų viskas rankose, nuosekliai ir sistemingai mokytis visus mokslo metus ir pabaigti mokymasi su patenkinamais pažymiais. Tam, kad jūs galėtumėte laikyti valstybinio brandos egzamino antrąją dalį, reikia būti laikius jo pirmąją dalį. Bet puikiai suprantam, kad yra abiturientų, kurie 11 klasėje gal turėjo vienokius studijų pasirinkimus arba tolimesnio mokymosi perspektyvas, bet pradėjo mokytis 12 klasėje, sužinojo, persigalvojo, pasirinko kitą studijų ar gyvenimo kelią. Tai 4 gimnazijos klasės mokiniai, kurie nelaikė pirmosios egzamino dalies, tokį dalyką taip pat galėjo pasirinkti laikyti. Tai tokiu atveju mokinys antrąją dalį laiko kartu su savo bendramoksliais pagrindinės sesijos metu, birželio mėnesį,
o pirmąją dalį laiko pakartotinės sesijos metu, birželio pačioje pabaigoje, Liepos pačioje pradžioje. Tai yra taip pat dar svarbu ir tiems, kurie keitė mokomuosius dalykus, ar iš bendrojo kurso išplėstinį ar atvirkščiai, arba pasirinko naujai mokytis tam tikrus dalykus. Taip pat dažnai sulaukiam klausimų, tai o koksgi įrašas bus mano brandos atestate, ypač kai yra laikomos 2 egzamino dalys. Tai brandos atestate yra įrašomi tik tai išlaikyti brandos egzaminai ir tik tai brandos egzaminai balais. Atskirų egzamino dalių rezultatai taškais jums bus žinomi, jūs juos matysite, kai susipažinsite su egzaminų rezultatais, bet į brandos atestatą jie nebus įrašomi. Jūsų laikyta valstybinio brandos egzamino pirmoji dalis, net jeigu jūs apsisprendėt nelaikyti antrosios dalies, ar apsispręsite nelaikyti antrosios dalys, jie visą laiką bus saugoma duomenų bazėse, mokinių registre. Tai reiškia, jeigu jūs kada nors apsigalvosite, kad jums reikia vis dėlto dar papildomo kokio nors egzamino, visą laiką galėsite grįžti į mokyklą ir išsilaikyti kaip eksternas papildomą antrąją dalį. Taip pat skaičiuojant valstybinių brandos egzaminų rezultatus yra sudedamos pirmosios dalies ir antrosios dalies rezultatas taškais ir taškai konvertuojami į balus pagal labai paprastą formulę. Egzaminas yra laikomas išlaikytų surinkus 25 ir daugiau taškų. Tai taškai nuo 25 iki 95 yra konvertuojami į balus pridedant 5, o taškai surinkti nuo 96 iki 100 yra konvertuojami į 100 balų įvertinimą. Taip pat, kas svarbu, tiesiog turbūt priminti abiturientams, bet jau turbūt ir planuojate savo darbus, tai yra, kad prieš Velykas, kovo pačioje pabaigoje, turėsime jau beprasidedančią egzaminų sesiją. Tai yra abiturientai, kurie pasirinkę laikyti užsienio kalbos valstybinio brandos egzamino antrąją dalį, būtent savaitę prieš Velykas laikys mokyklose šio egzamino kalbėjimo dalį. Nes, kaip žinia, egzaminas susideda dar iš kelių dalių. Visi kiti egzaminai startuoja birželio 1 dieną ir nuo birželio 1 iki 19 dienos abiturientai laikys antrasias egzaminų dalis. Taip pat šių metų abiturientams dar yra svarbi ir pakartotinės sesijos datos. Pakartotinėje sesijoje moksleiviai gali laikyti atidėtus egzaminus, taip pat gali perlaikyti tie moksleiviai pirmasias dalis, kurie buvo dėl tam tikrų techninių aplinkybių neužregistruoti perlaikymui, kai buvo 3 gimnazijos klasiai ir panašiai. Tai pakartotinėje sesijoje šiais metais bus galima perlaikyti ne tik tai neišlaikytą lietuvių kalbos ir literatūros egzamino antrąją dalį, bet ir matematikos valstybinio brandos egzamino antrąją dalį. Ir egzaminas bus laikomas neišlaikytų, jeigu jūs iš abiejų dalių, jas sudėjus, surinksite 24 ir mažiau taškų. Galima perlaikyti neišlaikytus tik tai šituos 2 egzaminus, jeigu dėl kažkokių tai susikloščiusių aplinkybių jums nepavyktų veikti kito mokomojo dalyko egzamino, bet jūs manytumėte, kad jums jo reikėtų ateities studijom ar tolimesniam mokymuisi, tai jūs jau galėtumėte padaryti tik kitais mokslo metais, sugrįžę į mokyklą, išlaikyti trūkstamo egzamino. Taip pat pakartotinėje sesijoje gali dalyvauti tie, kurie per pagrindinę sesiją susirgo, nes tikrai gali taip nutikti, kai egzamino dieną pakyla temperatūra, užpuola kokia virusinė infekcija, nutinka kokia nors kita liga. Tai labai svarbu yra tiesiog turėti kreipimosi į medicinos įstaigą dokumentus ir kreiptis į mokyklos vadovą dėl egzamino atidėjimo pakartotinėje sesijoje ir tokiu atveju moksleivis gali egzaminą išsilaikyti dar tais pačiais mokslo metais pagrindinės sesijos metu. Taip pat, kaip ir minėjau, pakartotinė sesija yra svarbi tiems, kurie praėjusiais mokslo metais išlaikė egzamino pirmąją dalį,
pasirinko ją perlaikyti, nes buvo nepatenkinti jos rezultatu, tačiau dėl tam tikrų žmogiškųjų ar techninių klaidų nebuvo užregistruoti perlaikymui. Tai tokie asmenys jie gali perlaikyti šiais metais. Aišku, mokyklos pateikė visus aplinkybės pagrindžiančius dokumentus, kodėl tokia situacija susiklosti. Ir taip pat lygiai praeitais metais turėjo moksleivių, kurie dėl ligos negalėjo laikyti egzamino pirmosios dalies, egzamino laikymas jiems buvo atidėtas. Tai tokiu atveju tie moksleiviai lygiai taip pat egzamino pirmąją dalį galės išlaikyti pakartotinės sesijos metu. Taip pat, ką norėtųsi priminti, turbūt jau ir tą mokytojai minėjo, kad šiuo metu kaip tik vyksta įvairūs bandomieji patikrinimai ir kaip tik kitą savaitę abiturientams yra sudaryta galimybė pasitikrinti matematikos žinias laikant matematikos valstybinio brandos egzamino antrosios dalies bandomąjį egzaminą. Lygiai taip pat šiais metais yra galimybė mokiniams, kurie pasirinkę laikyti informatikos egzaminą, išsibandyti ir pabandyti laikyti informatikos valstybinio brandos egzamino antrąją dalį. Kodėl pasirinkta šiemet dar ir informatika? Dėl to, kad tikrai norim, kad moksleiviai turėtų galimybę dar iš anksto susipažinti su informacinė aplinka, kurioje yra laikomas egzaminas, pasižiūrėti, kaip yra parsisiunčiami failai, kaip yra įkeliamos egzamino užduotis, kad per egzaminą nebūtų jokio nerimo ir nebūtų jokių nesklandumų ir moksleiviai tikrojo egzamino metu jau žinotų, ką kurioje vietoje reikia paspausti, ką kurioje vietoje reikia įkelti, kaip įsitikinti, kad egzamino užduotis yra pateikta vertinimui korektiškai. Ką norėtųsi atkreipti dėmesį pačių mokyklų? Nežinau, kad auditorijoje yra ir mokyklų vadovų, bandomųjų egzaminų rezultatai nėra jūsų moksleivio mokymosi rezultatai ir mes labai transliuojame aiškiai žinutę, kad jie neturėtų būti įrašyti į mokinių mokymosi rezultatus, nes bandomieji egzaminai apima visą, pavyzdžiui, matematikos mokymosi kursą, o jie yra vykdomi kovo mėnesį ir labai natūralu, kad spręsdami matematikos bandomojo egzamino užduotis moksleiviai dar kovo mėnesį nėra įtvirtinę paskutiniųjų temų žinių, nėra net įgiję kai kurių temų žinių ir natūralu, kad kai kurių uždavinių jie negalėjo net atlikti. Bandomųjų egzaminų užduotis moksleiviams visą laiką yra prieinamos ir jas galima išsispręsti ne tik tai bandomojo egzamino metu, bet ir pačiam savarankiškai prieš pat egzaminą dar savotiškai pasitreniruoti ir prisiminti. Ir tada tos užduotis, kurių moksleivis negali atlikti kovo mėnesį, yra labai prasmingos ir reikalingos, kai moksleivis treniruojasi pats savarankiškai, pavyzdžiui, prieš pat egzaminą birželio mėnesį. Kas šiemet yra naujo? Tai yra, kad moksleiviams jau dabar yra išdalinti prisijungimo kodai prie informacinės sistemos, kurioje moksleiviai gali ir 11-okai, ir 12-okai pasitikrinti pasirinktas egzamino dalis, tai yra kaip pasitikrinti iš esmės, ar tai, ką jie pasirinko, yra suvesta į egzaminavimo sistemą. Jeigu yra kažkokia pastebėta klaida, jie gali ir turi informuoti nedelsiant apie tai mokyklos vadovą ar kitą mokykloje atsakingą asmenį, kad ta klaida būtų ištaisyta. Ir labai svarbu, rytoj kaip tik yra vasario 25 diena, tai yra paskutinė diena, kai abiturientai turi pasižiūrėję į sistemą patvirtinti savo egzaminų pasirinkimą, kad ta informacija, kuri yra atvaizduota, yra būtent jų pasirinkimai ir yra teisinga. Jeigu yra pastebėta kažkokių klaidų, apie kurias pranešama yra mokyklos administracijai, tada klaidos yra nedelsiant ištaisomos ir tokiu atveju savo pasirinkimus reikia patvirtinti ne vėliau kaip iki kovo 2 dienos. Svarbu atkreipti dėmesį, kad šitoje sistemoje abiturientai ir 3 gimnazijos klasės mokiniai matys savo egzaminų dalių rezultatus, abiturientai matys tiek pirmosios egzamino dalies, tiek antrosios egzamino dalies rezultatus ir bendrą susumuotą rezultatą balais. Lygiai taip pat šitoje pačioje sistemoje bus atvaizduota ir informacija apie egzaminų centrus.
Tas ypatingai yra labai svarbu didmiesčiams, kur jeigu netyčia moksleivis ryte išbėgdamas iš namų supainioja, į kurį egzaminų centrą važiuoja, kartais tenka paskui ryte per rytinius kamščius keliauti iš vieno miesto galo į kitą miesto galą, jeigu supainiojamas yra egzaminų centras, tai tiesiog jūs turėsite galimybę dar kartą įsitikinti, kad tikrai žinote, į kurį egzamino centrą važiuojat, kad jį nuvažiuosite ir tikrai būsite įleisti į egzaminą. Moksleiviai, kurie turi specialių ugdymosi poreikių ir jiems yra reikalingi tam tikri vykdymo pritaikymai, pratęstas laikas ar kiti panašus dalykai, ką rekomenduoja jiems pedagoginės, psichologinės tarnybos, jie matys šitoje sistemoje ir jiems numatytus pritaikymus ir galės irgi lygiai taip pat įsitikinti, ar viskas, kas jiems turėtų būti, bus užtikrinta per egzaminą. Tai yra mūsų bendra komunikacinė sistema, kad dalintumėmės informaciją ir nejaustume nerimo, nereikalingo nerimo prieš pat egzaminus. Ir apie ateities perspektyvas. Norisi atkreipti dėmesį, kad jūsų mokyklose dirba karjeros specialistai, kurie tikrai turi informacijos ir instrumentų ir įrankių, kaip padėti jums apsispręsti dėl tolimesnio mokymosi ar studijų kelio. Tai yra jūsų konsultantai, kurie tikrai gali jums patarti, su jumis gali padiskutuoti, jums gali padėti apsispręsti, jeigu jūs abejojat ar dvejojat dėl vieno ar kito savo tolimesnio mokymosi kelio pasirinkimo, tai tikrai pasinaudokite galimybę, kalbėkite su tais žmonėmis, kurie yra pasirengę jums padėti atsakyti pačius įvairiausius klausimus. Ir šiandien mes esam studijų parodoje, kur norisi pasakyti, kad taip yra tolimesnio mokymosi galimybės kolegijose ir universitetuose, tačiau ir profesinio mokymo sistema yra atvira ir laukia tiek moksleivių, kurie baigė 10 klasę, 2 gimnazijos klasę ir įgyja pagrindinį išsilavinimą, tiek tų, kurie baigė vidurinio mokymo programą ir galvoja, ką toliau daryti. Tai profesinio mokymo pasirinkimas yra tikrai puikus pasirinkimas, vertinant tai, kad mes turim tikrai modernę įrangą visose profesinio mokymo įstaigose, mes turim be galo platų kvalifikacijų pasirinkimą ir kartais koks nors hobis, kuris jūs veža, gali būti jūsų puikiausia ateities profesija, kuri leis įsilieti į darbo rinką. Ir priėmimas į profesinio mokymo įstaigas, norėtųsi atkreipti dėmesį, kad lygiai taip pat vykdomas centralizuotai, taip kaip ir į aukštąsias mokyklas reikia pateikti prašymą mokytis profesinio mokymo mokykloje ir atitinkamoje programoje. Priėmimas yra kiek paprastesnis, yra vertinami jūsų mokymosi pasiekimų vidurkis, tai yra dalykų mokymosi vidurkis. Ir priėmimas vyksta kelis kartus per metus. Tai yra iš tiesų, jeigu kartais nepavyksta įstoti į aukštąją mokyklą vasarą, tiek pagrindinio, tiek pakartotinio priėmimo metu, tai tikrai jūs turite tokią alternatyvą apsvarstyti ir galimybę nepraleisti tiesiog 1 mokslo metų, bet pavyzdžiui rudenį įstoti į pasirinktą profesiją ir kaip tik per tuos 1 metus įgyti dar papildomų kompetencijų ir įgyti norimą kvalifikaciją. Moksleiviai, kurie baigia pagrindinį ugdymą, gauna pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą, lygiai taip pat vidurinį ugdymą gali įgyti mokantis profesinio mokymo įstaigose, mokymasi pradėti nuo rugsėjo 1 dienos ir šalia vidurinio ugdymo, šalia brandos atestato įgyti ir pasirinktą profesinę kvalifikaciją. Ir dar svarbu atkreipti dėmesį, kad moksleiviai, kurie mokosi dar vidurinio ugdymo programoje, savo tą akademinį mokymosi kelią gali puikiausiai papildyti profesinio mokymo moduliais. Tai yra papildoma galimybė jums besimokant mokykloje įgyti įdomių kvalifikacijų modulių metu tam tikros patirties, mokymosi patirties, jūs įgytumėte tam tikras kompetencijas ir moduliai tikrai yra labai įvairūs, nuo desertų gamybos iki robotų valdymo, robotų konstravimo, tai yra tikrai visa eilė profesinio mokymo įstaigų
siūlo tokias galimybes ir mes labai džiaugiamės, kad moksleivių, kurie ypatingai mokosi tuose pačiuose miestuose, kuriuose yra ir veikiančios profesinio mokymo įstaigos, vis drąsiau papildo savo mokymosi turinį, būtent profesinio mokymo moduliais, kas leidžia tiesiog ir savo hobį toliau vystyti, ir savo mokymosi kažkokius interesus papildomus patenkinti, o niekada nežinai, kaip nuves tavo gyvenimo keliai. Baigus profesinio mokymo programos modulį, profesinio mokymo įstaigos visą laiką jums bus atviros ir jūs bet kada galėtumėte įgyti trūkstamas dar kompetencijas, išsilaikyti papildomą egzaminą ir taip greičiau įgyti reikiamą kvalifikaciją, jeigu toks bus jūsų ilgainių apsisprendimas. Ir kviečiu tada kolegiją Giedrę pratęsti trumpai apie pagrindinius akcentus apie priėmimą aukštąsias mokyklas. Sveiki visi. Ačiū Jolantai, kuri pristatė pagrindinius reikalavimus, ko reikia siekiant sėkmingai išlaikyti valstybinius brandos egzaminus. Na ir jeigu išlaikę valstybinius brandos egzaminus, o tikiu, kad tikrai sėkmingai pasiruošite ir tą padarysite, jeigu apsispręsite stoti į aukštąsias mokyklas, beje, tą galite padaryti ne tik tai po vidurinės mokyklos, bet ir baigę profesinio mokymo įstaigas. Mūsų sistema yra tokia, kad nepriklausomai to, ar žmogus laikė brandos egzaminus po vidurinio ugdymo mokykloje ar profesinio mokymo įstaigoje, kelias į aukštąjį mokslą nesvarbu, ar po tam tikro laikotarpio visada yra įmanomas, bet šnekant apie 2026 metų priėmimo reikalavimus, atkreipsiu dėmesį į pagrindinius slenkstinius reikalavimus, kuriuos yra būtina atitikti, kad galėtumėte pretenduoti į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas tiek kolegijose, tiek universitetuose. Tai jeigu brandos atestatui gauti, kaip jau kolegė minėjo, reikia išlaikyti 2 valstybinius brandos egzaminus, tai stojant į aukštojo mokslo studijas, valstybinių brandos egzaminų skaičius čia yra svarbu išlaikytų, būtina išlaikyti 3 valstybinius brandos egzaminus, yra svarbu, kokius egzaminus laikote. Tai kadangi lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas yra svarbus ir būtinas tiek brandos atestatui gauti į aukštojo mokslo studijas, antras svarbusis egzaminas, kurį turėsite būti išlaikę, tai yra matematikos valstybinis brandos egzaminas. Ir trečiasis egzaminas yra laisvai pasirenkamas, paprastai mokiniai renkasi, priklausomai nuo to, į kokią studijų kryptį ketina stoti. Tai mokomieji dalykai, kurie yra tvirtinami prieš 2 metus aukštųjų mokyklų, juos matyti esate jau nagrinėjęs, kai darėte savo pasirinkimus dėl valstybinių brandos egzaminų. Paprastai mokiniai ne visada renkasi 3 egzaminus, dažniausiai ir daugiau, 4 ar net 5, nes nuo to, tai priklauso nuo to, į kokią studijų kryptį ketinate pretenduoti, bet tas, bazinis, standartinis, slenkstinis reikalavimas, tai yra 3 valstybiniai brandos egzaminai. Ir priklausomai nuo studijų specifikos yra tam tikros išimtis, tai yra menų studijos, nes stojant į šias studijas didžiausią svorį turi stojamasis menų egzaminas, bet tas slengstis stojamų egzaminų tai yra lietuvių kalbos ir literatūros ir antrasis pasirenkamas valstybinis brandos egzaminas yra reikalingas. Taigi 3 egzaminai ir nemažiau svarbus yra aritmetinis vidurkis šitų 3 valstybinių brandos egzaminų. Jis skiriasi priklausomai nuo to, ar renkate stoti į kolegijas ar į universitetus. Šių metų valstybinių brandos egzaminų skalėje, jeigu ketinate stoti į universitetus, tai tas slengstis, aritmetinis vidurkis 3 valstybinių brandos egzaminų turi būti ne žemesnis nei pagrindinis mokymosi lygis, balais tai yra 50 balų išraiška. Jeigu ketinate stoti į kolegijas, tai tas slenkstinis
turi būti pasiektas patenkinamas mokymusi lygis, reiškia 3 valstybinių brandos egzaminų vidurkis ne žemesnis kaip 41 balas. Ką svarbu atkreipti dėmesį, kad tai yra slenkstis pretenduoti, kuris negarantuoja patekimo į jūsų norimą studijų programą, tam reikės išlaikyti gerai valstybinius brandos egzaminus ir jūsų konkurencinės sąlygos priklauso nuo to, kiek yra pretenduojančiųjų, kiek populiari yra studijų programa, kokio pasirengimo. Asmenys ateina ne tik baigę šiais metais mokyklas, yra tokių populiarių studijų, kaip žinote, kaip medicina, kur žmonės tikrai pretenduoja ne vienerius ir ne kelerius metus, tokiu būdu siekdami savo būsimos svajonių karjeros, aišku, perlaikydami valstybinius brandos egzaminus. Taigi slenkstis yra būtina sąlyga, kurią turite pasiekti, o toliau jau priklauso nuo jūsų įdėtų pastangų, darbo ir išlaikytų valstybinių brandos egzaminų. Ir ką svarbu atkreipti dėmesį, kad pačios aukštosios mokyklos nustato minimalų konkursinį balą. Tai yra žemutinė riba, kurią pasiekęs abiturientas gali pretenduoti į konkrečią aukštąją mokyklą. Pačios kolegijos ir patys universitetai nustato šį konkursinį balą. Jis yra skaičiuojamas iš valstybinių brandos egzaminų ir tai yra dažniausiai 4 mokomieji dalykai, kurie yra patvirtinti prieš 2 metus universitetų rektorių konferencijos ir kolegijų direktorių konferencijos, atitinkamai, jeigu stojate į koleginės ar universitetinės studijas. Kaip skaičiuojamas pats konkursinis balas? Paprastai, jeigu tai nėra išimtinė ar unikali savo specifika studijų kryptis, dažniausiai konkursinis balas skaičiuojamas iš 4 mokomųjų dalykų, valstybinių brandos egzaminų arba metinių pažymių, kurie aišku yra konvertuojami ir perskaičiuojami žemesnė riba. Tai tam tikros išimtis, kurios yra dėl savo studijų specifikos šiek tiek kitokios, tai yra medicinos studijos, į kurias pretenduoti reikia išlaikyti daugiau valstybinių brandos egzaminų, 5 egzaminus. Stojantiem į menus, kaip ir minėjau, 100% stojimo konkursinį balą lemia stojamasis egzaminas. Architektūros ir kraštovaizdžio architektūros studijos yra šiek tiek kitokios, bet taip pat yra stojamasis egzaminas, jo svoris yra pusė konkursinio balo. Savo specifika tai yra šiek tiek kitokios studijos ir valstybinių brandos egzaminų pretenduojant į šias studijas reikia. Teologijos studijų programa yra šiek tiek specifiška, jai irgi reikės laikyti stojamą egzaminą aukštosiose mokyklose. Orlaivių pilotavimo ir skrydžių valdymo studijų programos ten reikės išlaikyti specialų testą. Taigi pasirinkimas ganėtinai platus. Jeigu rinksitės ne vieno kelias studijų programas, tai atkreipkite dėmesį, kad būtumėte atitinkamai pasiruošę ir išlaikę visus egzaminus, kurių reikalauja stojimo sąlygos. Dar ką norėčiau paminėti dėl stojamo konkursinio balo skaičiavimo. Kaip žinote, kad lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos egzaminai turi B ir A kursus. Ir jeigu pasirinkote šiuos 2 egzaminus laikyti B kursų, tai egzaminų rezultatai bus dauginami iš svorio koeficiento 0,7. Jeigu pasirinkote A kursų laikyti šitos egzaminus, tai svorio koeficientų, kaip ir kiti valstybinių brandos egzaminų rezultatai, šitie egzaminai neturi. Reiškia, tiesiog imamas yra konvertuotas egzamino įvertinimas ir skaičiuojamas iš jo konkursinis balas. Žinau, kad Lama BPO asociacijos kolegos taip pat dar skaitys detalų ir išsamų pranešimą, kaip konkursinis balas skaičiuojamas įvairiom dedamosiom, kaip jos yra konvertuojamos, ką svarbu žinoti, kur galėsite pasitikrinti savo konkursinį balą, nes Lama BPO puslapyje yra veikianti konkursinio balo skaičiuoklė, kur galėsite pasižiūrėti, kaip susidėlioja iš vienokių ar kitokių egzaminų rezultatų jūsų būsimas konkursinis balas.
Tiesiog irgi trumpas perskaičiuojimo pažymys, jeigu pavyzdžiui B kurso egzamino išlaikėte egzaminą 70 balų rezultatu, tai tiesiog padauginus iš svorio koeficiento 0,7, 49 balai jau skaičiuojami bus į konkursinį balą šalia kitų 3 valstybinių brandos egzaminų rezultatų. Šalia valstybinių brandos egzaminų dedamosios konkursiniam balui taip pat yra svarbi papildomų balų dedamoji. Tai yra galimybė gauti papildomų balų už neformalius dalykus, už papildomai įdėtas mokinio pastangas. Ir tie papildomi balai yra skaičiuojami už pasiekimus nacionalinėse ir tarptautinėse olimpiadose bei konkursuose, už profesinio mokymo įstaigos baigimą su pagyrimu, kaip ir sakiau, kad tikrai baigus šias mokyklas nėra uždaras kelias į aukštąjį mokslą ir jeigu norite siekti toliau akademinių rezultatų, tikrai galite galvoti apie tolimesnės aukštojo mokslo studijas ir neapsistoti arba tiesiog padirbus, jeigu galvojate apie savo tolimesnę akademinę karjerą, visada galima grįžti ir jeigu mokyklą profesinio mokymo baigėte su pagyrimu, net ir busite paskatinami papildomų balų. Ilgalaikė savanorystė yra taip pat vertinga dedamoji, iš ką galima gauti papildomų balų, kai mokinys gali suderinti papildomą pridėtinę vertę visuomeniai kūrenčią savanorišką veiklą ir tokiu būdu būti paskatintas ir įvertintas toliau siekti aukštojo mokslo, už tai gavęs papildomų balų. Visų formų privalomai pradinė ir visa kita karo tarnyba taip pat suteikia papildomus balus stojantiesiems ir šiais metais visos karo prievolės ir alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos įstatyme numatytos visos karo prievolės rūšys gali suteikti papildomus balus stojančiajam, taipgi atkreipkite dėmesį. Jeigu neišsirinkote tais pačiais metais, kai baigėte mokyklą, nesugalvojate, ką norite daryti, nepavyko įstoti savo svajonių studijų programą, tikrai alternatyvus, prasmingas kelias eiti atlikti karo tarnybą, gauti papildomus balus ir sėkmingiau konkuruoti kitais metais dėl aukštojo mokslo studijų. Taip pat tiem, kurie baigia specializuoto muzikinio arba meninio ugdymo programas, stojantiems į muzikos krypties programas, taip pat galima gauti papildomą balą. Ką svarbu paminėti, tai yra prioritetinės studijų kryptis, tos kryptis, kurios yra svarbios valstybei, kur visada laukiami būsimieji specialistai, jų tikrai yra didžiulis trūkumas, tai tos valstybei svarbios profesijos, jeigu čia matote savo ateities profesiją, tai turėkite omeny, kad pedagogika, informacinės technologijos ir inžinerija, pareigūnus rengiančios studijos, slauga ir akušerija, tai yra tos studijų kryptis, kur tikrai visada rasite darbo vietą, kur yra skiriamos papildomos stipendijos, parama, suinteresuotos ministerijos, kurios kuruoja šią sritį. Mūsų atveju mūsų ministerija kuruoja pedagogikos studijas, yra skiriamos stipendijos, siekiant pritraukti stojančiuosius, labiau atkreipti dėmesį į šias valstybei labai svarbias profesijas. Pedagogikos studijos, jeigu nusprendėte tokias rinktis, tai atkreipkite dėmesį, kad įstojus į prioritetinių specializacijų studijas, tai yra tas pedagoginių studijų programas, kurių labiausiai trūksta Lietuvos mokyklose, įstojus į bakalauro ar pasirinkus gretutinės studijas, galima gauti prioritetinę paramą. Tai yra beveik 500 eurų siekianti 481 euras parama pasirinkus tokias studijas. Ir jeigu paskutinėme kurse nuspręsite sudaryti sutartį, kad po baigimo įsipareigojate dirbti mokykloje netrumpiau kaip 3 metus, tai paskutinėme kurse galima gauti dar didesnę tikslinę išmoką, tai yra 814 eurų siekianti išmoka, už tai, kad ketinate, pasiryžtate ir įsipareigojate dirbti baigus pedagoginės studijas.
Antroji konkursinė eilė, tai yra nuo 2024 metų atsiradęs papildomas alternatyvus būdas pritraukti stojančiuosius iš socialiai jautrių grupių, taip pat stojančiuosius su darbo patirtimi, rinktis aukštojo mokslo studijas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad iš valstybės finansuojamų vietų, kurių šiais metais yra per 12 000, 10% šių vietų yra skiriama antrai konkursiniai eiliai, kad asmenys iš socialiai jautrių grupių, jeigu jie turi ne mažiau kaip 24 mėnesius praktinės veiklos patirties, yra socialiai remtini, gauna pašalpas arba turi 45% ar mažesnį dalyvumo lygį, arba sunkų ir vidutinį neįgalumo lygį, taip pat jeigu yra našlaičiai neturintys abiejų tėvų ir ne vyresni 25 metų, gali rinktis pildydami priėmimo prašymą LAMA BPO sistemoje, pretenduoti antrąją konkursinę eilę. Jeigu nutiktų taip, kad valstybės finansuojamos vietos nepavyktų gauti šioje eilėje, arba jeigu lieka laisvų vietų antroje eilėje, visos vietos keliauja į papildomą priėmimo etapą ir konkursas vyksta toliau. Tiesiog tai yra atskira galimybė rungtis šiem asmenim atskirame nustatytame valstybės finansuojama vietų skaičiuje. Ką tai reiškia? Tiesiog konkretus pavyzdys, jeigu anksčiau į mediciną tokiem asmenim galbūt buvo, dėl to, kad mokykloje sunkiau sekėsi arba dėl kitų aplinkybių žmogus net svajot negalėjo apie tokią profesiją, tai tikrai matom atvejų, kai ne vienerius metus tokie žmonės galėjo pasirinkti savo svajonių profesiją. Aišku, ką yra svarbu atkreipti dėmesį, kad tai neatleidžia nuo tos būtinos sąlygos būti išlaikius egzaminus. Ne tik minimalia riba, bet ir tikrai pakankamai konkurencingai ir gerai, nes nepamirškite, kad aukštosios mokyklos nustato minimalų konkursinį balą, bet tikrai kviečiame atkreipti dėmesį, pildant prašymą ir pasinaudoti šitą galimybę. Taip pat, jeigu nesate apsisprendęs dėl bakalauro ar profesinio bakalauro studijų, galvojate ar eiti į profesinio mokymo įstaigą, ar į aukštesnės studijas, bet labiau orientuotas į darbo rinką, kviečiame atkreipti dėmesį, kad jau keletą metų iš eilės yra vykdomos kolegijose trumposios studijos. Tai yra trumpesnės trukmės nuo 1,5 metų iki 2 metų vykdomos studijos. Tai yra tam tikra prasme nišinės studijos, labiau susietos su darbo rinka. Tai yra inžinerijos krypčių tam tikros studijos, informatikos. Norintis pasirinkti šias studijų programas, galvojančius, kad bakalauro studijos yra šiek tiek per ilgos, kviečiame pagalvoti apie tokios tipo studijas ir aišku, jas baigus taip pat yra galimybė toliau tęsti studijas pirmosios pakopos studijų programuose. Jeigu tęsite studijas tos pačios krypties profesinio bakalauro programuose kolegijose, tai įvertinus jūsų studijų rezultatus yra galimybė tam tikrus dalykus įskaityti, bet vėlgi atvejai yra individualūs, baigus studijų programą. Konsultuotis reikėtų su kolegija dėl pačių rezultatų įskaitimo, tai tikriausiai turėsite galimybę čia vaikščiojant parodoje tiesiog irgi pasidomėti apie šias studijas, kokios jos yra ir kas jas siūlo. Ir paskutinė skaidrė, tikiu, kad dažniausias puslapis, kurį žiūrėsite, bus tikriausiai Nacionalinės švietimo agentūros, nes tai bus egzaminų rezultatus skelbiantis puslapis, kitas puslapis bus LAMA BPO, kuriame pildysite prašymą. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad yra tikrai vertų nuorodų panaršyti, pasižiūrėti. Tai yra Valstybinio studijų fondo svetainė. Tai yra fondas, kuris teikia valstybės remiamas paskolas. Jeigu
nepavyksta gauti valstybės finansuojamos vietos ir galvojate apie valstybės remiamą studijų paskolą arba pragyvenimo išlaidoms studijų paskolą, Valstybinis studijų fondas tai yra ta organizacija, kuri padeda finansiškai studentams elgtis ir jaustis laisviau. Tai turėkite omeny VSF fondo svetainę, apsilankykite ir pasinagrinėkite. Taip pat socialinės stipendijos, tai yra jau studentam įstojusiam iš socialiai jautrių grupių, yra galimybė gauti šias stipendijas ir tikrai jaustis oriai studijuojant, turėti finansinę paramą, kad nebūtų nerimo ir galėtumėte visą energiją skirti studijoms. Studijų kokybės vertinimo centro puslapis, tai yra tas puslapis, jeigu žiūrite, nagrinėjatės programas ir nesuprantate, koks tarp jų skirtumas, ar jos yra vienodos, ar jos yra taip pat įvertintos. Tai yra organizacija, kuri vertina studijų kokybę Lietuvoje. Tai visi studijų vertinimo rezultatai yra šios agentūros puslapyje. Tikrai kviečiu pasidomėti ir pasižiūrėti. Ir paskutinė nuoroda, tai yra Švietimo mainų paramos fondas. Tai yra organizacija, kuri administruoja studentų mainus. Tikrai, jeigu apsisprendėte studijuoti Lietuvoje, tai nereiškia, kad neturite galimybės pastudijuoti užsienyje. Visiems girdėta Erasmus Plus mainų programa, kurią galite rinktis, pastudijuoti semestrą jūsų pasirinktoje programoje ir šalyje, grįžti į savo aukštąją mokyklą, kur rezultatai bus įskaityti. Tai tikrai kviečiu pasidomėti, pasižiūrėti, maloniai praleisti laiką, apvaikščioti stendus. Kol kas tiek ir matyt pereinami klausimų skilti. Taip, ačiū labai, jūsų aplodismentai, dėkojame, iš tikrųjų labai daug informacijos. Taip, ar mes turime mikrofonus mūsų? Labai gerai, ateikite arčiau. Kilstelkite ranką, kas norite užduoti klausimą, iki jūsų atkeliaus mikrofonas ir jūs galėsite įsiaiškinti, jeigu kažkas tai rūpi, jeigu kažko norite tiksliau pasiklausti, nes informacijos iš tikrųjų yra daug. Ar yra klausimų? Štai čia. Jeigu galite, prisistatykite ir prašom jūsų klausimas. Labadiena. Gerai, pagarsinsim. Labadiena. Norėčiau paklausti iš rajono mokyklos, mažo miestelio mokyklos karjeros specialistai ir toks klausimas. Situacija. Mano vaikas 11-okas ir pirmajame pusmetyje turėjo neigiamų įvertinimų. Ar jis bus prileidžiamas prie pirmos dalies egzaminų? Iš tiesų, pusmečių įvertinimai yra iš esmės kaip signalas, kaip sekasi, bet jie neturi jokių pasekmių, ar mokinys gali ar negali laikyti egzamino pirmosios dalies. Vienintelė vieta, kai jau yra svarbu turėti teigiamą metinį vertinimą, yra būtent 12 klasė, 4 gimnazijos klasė. Jeigu mokinys 4 gimnazijos klasėje turi nepatenkinamą, neigiamą metinį vertinimą, jis negali laikyti to dalyko antrosios dalies. Pirmajai daliai metiniai vertinimai jokios įtakos neturi, jis eina, demonstruoja savo rezultatus, bet aišku, tai yra signalas, kad pastangų reikia įdėti dar iki patikrinimo ir pasistengti spragas likviduoti, nes atkreipčiau dėmesį, egzamino pirmoji dalis nebėra perlaikoma, tai reiškia pademonstruotas prastas rezultatas 3 gimnazijos klasėje, jis keliaus į galutinį įvertinimą. Tai čia yra signalas mokiniui, bet nėra jokio uždraudimo dalyvauti pirmoje egzamino dalyje. Dar turėčiau vieną klausimą. Kai kiekvienas egzaminas valstybinis mokiniui vertinamas taškais iš pradžių. Vat pavyzdžiui, jeigu aš surinkau 25 taškus, tai išsilaikytas egzaminas. O vat pavyzdžiui, kada tenai sudedamoji 3 egzaminų vidurkis, ten jau balais. Ar tai reiškia, kad pavyzdžiui, jeigu aš išlaikiau matematiką 25 taškais, tai man dar prideda 5 taškus ir reiškia, aš turiu už tą egzaminą 30 balų. Taip kiekvienam egzaminui po 5 prisideda, ar ne? Ar kažko nesuprantu? Iš tiesų,
Jeigu mokinys už egzamino pirmąją dalį jau surinko 25 taškus, jis gali būti ramus, kad atėjęs, pabrėžiu žodį, atėjęs į antrąją egzamino dalį, jis jau egzaminą išlaikys. Nes iš tiesų į antrąją egzamino dalį svarbu ateiti ir jame dalyvauti, kad būtų apskritai skaičiuojamas tavo egzamino rezultatas. Jeigu aš turiu 25 taškus ir kažkaip tikiuosi, kad mano testate atsiras 30 balų, tai tikrai taip neįvyks. Antrąją egzamino dalį yra privalu ateiti. Jeigu mokinys surinko už egzamino pirmą ir antrą dalį, kartu sudėjus 25 taškus, jo galutinis įvertinimas yra 30 balų. Ir atestate bus įrašytas 30 balų ir Lama BPO konkursinėje eilėje skaičiuojant bus dirbama arba toliau skaičiuojama būtent tas skaičius 30 balų. Taškai konvertuojami į balus visuose egzaminuose. Tai reiškia visų egzaminų galutinis rezultatas surinktas nuo 25 taškų iki 95 taškų, jis yra +5 ir taip gaunamas galutinis įvertinimas, o taškai nuo 90 iki 6 iki 100 konvertuojami į 100 balų įvertinimą visuose dalykuose. Ačiū labai, turime dar šalia klausimą. Labadiena. Norėčiau paklausti, jeigu specialiųjų ugdymosi poreikių mokinys yra atleidžiamas nuo kalbinės dalies, iš kokio koeficiento yra dauginamas jo galutinis balas? Specialiųjų poreikių vaikams nuo šių metų nebėra taikomi koeficientai, jiems yra modifikuojama skalė, tai yra tų taškų, tie taškai, kiekvienam egzamine, po kiekvieno egzamino Nacionalinė švietimo agentūra įveiks ekspertų komisija, kuri giliai išmano konkrečius sutrikimus ir įvertins kiekvieno egzamino užduotis, kurios dėl specialiųjų poreikių vaikų negalėjo būti atliktos. Ir atitinkamai skalė bus pritaikoma. Pavyzdžiui, jeigu mokinys dėl savo sutrikimo negali surinkti 30 taškų, tai jo skalė nuo 1 iki 100 bus tiesiog perkonvertuojama į skalę, nuo 1 iki 70 bus perkonvertuojama į skalę nuo 1 iki 100. Tai yra skalė tiesiog bus padidinama, koeficientas nebus taikomas vienas nustatytas, bet akivaizdu, kad bus taikomas tam tikras daugiklis, nes tau skalę reikės iš mažesnių taškų paversti į skalę didesniems taškams. Bet gali būti konkrečių atvejų skirtingai, ar ne? Taip, tikrai taip, dėl to, kad vieni vaikai, ką ir minėjo paklausėja, gali būti atleisti nuo kalbėjimo dalies ir ten yra labai aiškiai fiksuotas taškų skaičius, kurių mokinys negali surinkti dėl savo ypatybių, bet gali būti, kad jis ir ateina į egzamino dalį, kur užduotis yra parengta pagal universalaus dizaino principus, parengta, kad jisai galėtų perskaityti, bet, pavyzdžiui, yra tam tikros užduotis, kurios dėl jo sutrikimo jam yra tiesiog neįveikiamos. Tai tie taškai bus kompensuojami būtent tuo, kad įvertinama, patikrinama, kad užduotis netitinka jo galimybių ir tada taip yra koreguojama visa skalė, kad mokiniai galėtų gauti adekvačius jų galimybės atitinkančius įvertinimus ir kad negalia arba kažkokia ypatybė netrukdytų asmeniui siekti toliau savo mokymosi tikslų. Ačiū labai, turime klausimą čia. Sveiki, Kauno Jėzuitų gimnazija, direktoriaus pavaduotoja Aušrinė Šriepkienė. Aš norėjau paklausti jūsų, ar galėtumėt pakomentuoti dėl brandos darbo rengimo perspektyvos? Tai yra konvertavimo stojant į Lama BPO. Aš gal tiesiog dėl pačios perspektyvos kolegė pridės dėl svorio stojant. Iš tiesų, brandos darbas šiandien dienai neturi valstybinio brandos egzamino statuso. Jis yra rengiamas ir vertinamas mokykloje. Aišku, Nacionalinė švietimo agentūra dalyvauja vertinant brandos darbą ir užtikrinant, kad brandos darbo vertinimas būtų validus ir patikimas. Tačiau tai netitinka to, kad jeigu aš laikiau lietuvių kalbos egzaminą ir parengiau brandos darbą, tai, pavyzdžiui, negaliu tikrai gauti atestato, nes atestatui gauti reikia išlaikyti 2 valstybinius brandos egzaminus. Kokios yra perspektyvos, tai turbūt diskusijų laukas. Šiandien dienai įstatymas jam nesuteikia brandos darbui tokio statuso. O stojimui
tie papildomi taškai už brandos darbą yra labai svarbus ir Giedrė pratęsk mintį apie jų įtaką. Taip, kaip kolegė minėjo, kad tai nėra valstybinis brandos egzaminas, bet jeigu jis yra išlaikomas pakankamai aukštų balų, tai galima gauti papildomus balus. Ačiū, ar turime dar klausimų? Kilstelkit ranką. Turim. Labą dieną, 11 klasės. Norėjau paklausti, dabar renkasi 3 gimnazinės klasės mokiniai egzaminus ir jeigu jie šiemet pasirenka 3 egzaminus ir jau mato, kad vienas kažkuris nepasisekė, tai jie kitais metais negaus atestato išlaikę 2 egzaminus. Iš tiesų šiemet irgi renkasi moksleiviai laikyti brandos egzaminus ir, kaip ir minėjau, kol mokiniai mokosi mokykloje ir jeigu jisai, kadangi jis pagal programą mokosi ne 3 dalykus, o gerokai daugiau dalykų, iš kurių yra organizuojami egzaminai, 11-okai, kai tampa 12-okais ir jeigu jie mato, kad jiem reikia papildomo egzamino, jie gali dar 12 klasėje pasirinkti laikyti papildomo dalyko egzaminą. Tik tai tuo atveju ir jis tai per 1 metus turės išsilaikyti ir 2 ir 1 dalį. 2 dalį jis laikys birželio mėnesį kartu su savo bendramoksliais. 1 dalį jis tada turės laikyti pakartotinę sesijoje, birželio pabaigoje, Liepos pradžioje. Ir ta 1 dalis jau turbūt bus nebe jo mokykloje, kaip paprastai laiko 11 klasės mokiniai, bet savivaldybėje įsteigtame egzaminų centre, bazinėje mokykloje. Tai tokia galimybė, jeigu aš dabar pasirinkau 3 ir birželio mėnesį pamačiau, kad mano pasirinkimai vis dėlto buvo abejotini ir aš galbūt papuolu į riziką, kad galiu negauti brandos atestato, aš dar 12 klasėje galiu pasirinkti papildomus egzaminus. Lygiai taip pat, aš manau, kad šitoje parodoje yra vaikštančių daug ir 11-okų, tai reiškia, jog ir šiandien, jau kadangi pasirinkimai yra padaryti, dar gali taip nutikti, kad jūs atrandat kažkokią studijų programą ar aukštąją mokyklą ir pamatot, kad vis dėlto jums reikėjo pasirinkti ten ar biologiją, ar fiziką, o nesuplanavote to daryti, tai tokį pasirinkimą dar galima bus padaryti kitais metais. 11-okai, būdami 12-okai, galės dar koreguoti savo pasirinkimus. Turime dar klausimą. 12 klasėje, kad gaut brandos atestatą, užtenka dabar 2 egzaminų valstybinių. O sakykit, yra gandai, kad kažkada reikės 3 egzaminų valstybinių. Ar čia tai aišku, ar tik gandai? Tai nėra gandai. Švietimo įstatymas įsigaliosiantis nuo rugsėjo 1 dienos nustato, kad dabartiniam 11-okam, kai jie baigs mokyklą ir bus 12-okai, bus taikomas 3 valstybinių brandos egzaminų rezultatas. Šitas pasirinkimas turbūt neturėtų būti labai netikėtas, nes mūsų vertinimu paprastai mokiniai laiko vidutiniškai apie 4 egzaminus, nes, ką ir minėjo Giedrė, jeigu planuoji studijuoti, reikia tikrai daugiau išlaikytų egzaminų ir ypatingai, jeigu dar svarstai tarp vienos ar kitos studijų programos, tai tikrai, kai egzaminai yra organizuojami išskaidyti per 2 dalis, tai vis daugiau abiturientų laiko net ir 5-6 valstybinius brandos egzaminus ir šiaip iš esmės atveria savo galimybę 12 klasėje, matant galutinius jo egzaminų rezultatus, iš esmės apsispręsti dėl pačio geriausio, pačio tinkamiausio studijų kelio, kurioje studijų programoje tada gali gauti patį aukščiausią įvertinimą ir kur tikrai gali įstoti į valstybės finansuojamą vietą. Tai 11 klasėje ypatingai yra svarbu kuo daugiau pasirinkti pirmųjų dalių, nes kai tik tai buvo įvestas išskaidyto egzamino modelis, mes turėjom tokį taisyklę, kad 11 klasėje laiko 11-okai visų dalykų, kurių mokosi pirmasias dalis tam, kad turėtų atvertas tolimesnės galimybės rinktis. Tai turbūt šita rekomendacija nebijoti 11 klasėje laikyti pirmųjų dalių, pasižiūrėti, kurie dalykai patys geriausi,
generuoja aukščiausius įvertinimus, kur žinios yra pačios tvirčiausios ir tada jau 12 klasėje ramiai apsispręsti, kokius egzaminus laikyti ir nebijoti laikyti daugiau. Ačiū labai. Ar turime dar klausimų? Norėjau paklausti aš apie bandomuosius egzaminus. Visgi, Jolanta, kaip minėjote, tai labai gera treniruoti yra, nes turbūt neretai koja pakiša geriam rezultatui ir tas jaudulys, kada tu ateini ir nežinai, kaip ten bus tas užduotis pateiktos, kaip panašiai. Tai tie bandomieji egzaminai tokie yra kaip sporto treniruotė, ne? Sakykime, sporto šakoje. Kiek kartų galima laikyti bandomuosius egzaminus? Ar yra limitas kažkoks? Iš tiesų, bandomieji egzaminai tikrai yra puikiai treniruoti arba puikiai galimybė pasižiūrėti, kaip apskritai atrodo egzamino užduotis. Ir aš siūlau pasižiūrėti ne tik tai bandomųjų egzaminų užduotis, kurios yra atveriamos tam tikrą dieną, kad mokykloje mokiniai galėtų pasibandyti, bet toliau visos buvusių egzaminų užduotis ir bandomųjų egzaminų užduotis yra nacionalinė švietimo agentūroje tokia sukurta beta informacinė sistema, kur moksleiviai gali išsispręsti. Tai yra turbūt prieš kiekvieną egzaminą svarbu pasižiūrėti ir išsispręsti ankstesnių metų užduotis, tam, kad iš esmės pamatyti egzamino struktūrą, pamatyti egzaminų klausimus, pamatyti pačias užduotis ir nuimti tą nerimą, nes tikrai per egzaminus nieks nesiekia įvesti kokią nors naujovę ir pagauti, kad kas nors ko nors nemoka. Norisi, kad moksleiviai iš tiesų atėję egzaminus pademonstruotų savo geriausias žinias. Tai bandomieji egzaminai irgi yra tuo metu. Tik tai ką svarbu atkreipti dėmesį ir turbūt viduje moksleiviams suprasti ir neturėti aukščiausio lūkesčio. Tai yra, jeigu jūs per bandomąjį egzaminą negausite aukščiausio vertinimo, tai yra normalu, nes, kaip ir minėjau, bandomieji patikrinimai yra kovo mėnesį tos užduotis atveriamos, tai jeigu kovo mėnesį jas darai, tai dar balandį ir gegužę temų, kurios yra suplanuotos pagal ugdymo turinį, tu dar tiesiog esi nesimokęs. Ir tikrai nereikia, kad mokytojai stengtųsi suspausti mokymosi laiką ir viską paruošti tave iki bandomojo egzamino. Bandomojo egzamino metu yra galimybė pasižiūrėti, kuriuose temose tu tikrai jau viską įgijai, pamatyti tas užduotis, kurias galbūt tu šiuo metu negali atlikti, bet jas galėsi atlikti pasibaigiant mokslo metams, kitąmet besiruošiant egzaminui ir panašiai. Tai bandomieji egzaminai yra daugiau ir kaip bankas ir patiems mokytojams, kurie gali tiesiog planuoti paskui ir jau kitų metų kartų moksleivių mokymasi ir panaudoti tas užduotis tiesiog ugdymo procese. Bet iš esmės galima, jeigu aš bandomąjį egzaminą prasisprendžiu kovo mėnesį, tada balandį vėl, tada gegužę vėl, ar ne, ir prieš pat egzaminus. Taip, tikrai užduotis yra beta informacinėje sistemoje ir tai reiškia, kad aš tiesiog galiu jas išsispręsti pats, kiek noriu kartų ir pasižiūrėti, kaip jos atrodo, dar įsitraukti ir senesnių metų užduotis ir vėl jas prasispręsti. Tai yra tikrai galima. Ir dar ką norėtųsi atkreipti dėmesį, nacionalinė švietimo agentūra tiek 11-okam, tiek 12-okam dar organizuoja tokias nuotolinės konsultacijas, kad jeigu kyla klausimų, kaip atrodo tos užduotis, arba yra kas yra tie paprastieji uždaviniai, kad aš jau tikrai galėčiau juos išmokti ir išlaikyti egzaminą, tai tokio konsultacijų metu lygiai taip pat galima užduoti klausimus ir išgirsti patarimus, kaipgi ruoštis egzaminui, kokius uždavinius, ypatingai kalbant apie matematiką, atkreipti dėmesį, kad jeigu juos tikrai mokėsiu, tai mokėsiu padaryti ir per tikrąjį egzaminą ir gausiu gerą įvertinimą. Na kągi, ačiū labai ir pabaigai norėtume iš jūsų galbūt iš savo praktinės patirties po vieną trumpą patarimą abiturientams, besiruošiantiems egzaminams, stojimams, į ką reikia atkreipti dėmesį, kur nesijaudinti, kur kaip tik galbūt susifokusuoti. Man iš tiesų labai norėtųsi 3 ir 4 gimnazijų klasių mokiniams atkreipti dėmesį, kad svarbiausias yra nuoseklus jūsų mokymasis. 11 ir 12 klasiai pamokos, tai ne šiaip laikas suplanuotas tvarkaraštyje, bet pamokos, per kurias jūs ir įgyjat reikalingas žinias, kurias galėsit pademonstruoti baigdami mokyklą. Ir pamokų lankymas, nuoseklus pamokų lankymas, užduočių atlikimas, tai, ką mokytojas skiria, yra jūsų raktas į sėkmę. Ir mes iš tiesų matom, kad tie moksleiviai, kurie nuosekliai mokosi,
Jie tikrai pademonstruoja ir per galutinius rezultatus, gauna aukštesnius įvertinimus, nes pademonstruoja geresnės žinias ir geresnius gebėjimus. Tai pirmiausias dalykas yra nuosekliai mokykitės, lankykite pamokas, atlikite tas užduotis, kurie skiria mokytojai, nes mokytojai ir sudėlioja tą visą jūsų mokymosi kelią. Tada, kas yra svarbu turbūt prieš pat egzaminus, tai nesistengti viską išmokti dar paskutinę naktį, nueiti laiku miegoti tam, kad laiku atsikelti ir išeinant pro duris pasimti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Nes streso būna labai daug, kai nuvyksti į egzamino centrą ir apsičiupinėjai, kad kišenėje paso ar asmens tapatybės kortelės neturi, tada bandai skambinti kažkam, kad kažkas nufotografuotų arba atvežtų ir patiri stresą. Tai tiesiog išeiti ramiai, pasiėmus rašymo priemonę, asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Bet jeigu kas nors nutinka atvykus į egzamino centrą, kažką pamiršai arba per egzaminą matai, kad kažkas įvyko ne taip, visą laiką reikia žinoti, kad egzaminų centre yra vykdytojai ir administratoriai, tai yra tie patys tos pačios arba kitų mokyklų mokytojai, į kuriuos visą laiką galima kreiptis pagalbos ir pasakyti, man kažkas nutiko ir visko gyvenime nutinka ir tikrai visą laiką randam išeitis, kaip išspręsti konkrečias situacijas. Tai tiesiog nepasimesti ir paprašyti pagalbos, jeigu kažkas nutiko, ko neplanavot. Ačiū labai, Giedrė, jūsų patarimas. Kai jau išlaikėte egzaminus ir renkate studijas, mano gal toks patarimas ir palinkėjimas, rinkitės jūs, ne tėvai, ne mokytojai, jūs patys renkatės, nebijokit rinkti savo svajonių studijų programos, nes priėmimo sistema yra labai lanksti ir teikianti daug galimybių, galėsite surašyti 9 pageidavimus, yra 3 priėmimo etapai, tai tuos 9 pageidavimus konsultuokite su Lama BPO konsultantais, su savo mokyklos karjeros konsultantais, bet tikrai pasirinkimą darykite savo galvą ir širdžią. Jeigu nepavyksta, tikrai visada yra 2 metai, tai priklauso nuo jūsų pastangų, nuo jūsų pasiryžimo. Visada atkreipkite dėmesį į datas, kada yra prašymų pildymo pabaiga, kada turite pasirašyti sutartis. Tikrai pasitikrinkite, ar pasirašėte sutartį, kad neįvyktų taip, kad yra galimybė ir nuotoliu tas sutartis pasirašinėti, bet tikrai įsitikinkite, kad tą padarėte. Paskaitykite sutartį, ką pasirašote, nes tai yra trišalis įsipareigojimas, tai yra valstybės įsipareigojimas skirti finansavimą jums, tai yra aukštosios mokyklos įsipareigojimas suteikti jums kokybiškas studijas, bet tai yra ir jūsų įsipareigojimas uoliai studijuoti, neiškristi iš valstybės finansuojamos vietos. Jeigu taip įvyksta ar jaučiate, kad tikrai labai sudėtinga, tai atkreipkite dėmesį, kad pirmasis studijų semestras tai yra dar tas semestras, kuomet jeigu dėja nepavyksta, galite nutraukti programą be pasiekmių, bet toliau vėlesniuose semestruose jau turite arba pabaigti visgi sesiją ir išlaikyti egzaminus, nes jeigu ne, tai yra tam tikros finansinės pasekmės jums, kad nesulauktumėte nemalonumų, tai tiesiog paskaitykite tą, ties ko pasirašote, kam pasiryžtate ir didžiulės sėkmės. Na kągi, ačiū labai. Šiandien mūsų diskusijoje dalyvavo Švietimo mokslo ir sporto ministerijos ugdymo departamento direktorė Jolanta Navickaitė, Švietimo mokslo ir sporto ministerijos studijų skyriaus vedėja Giedrė Pačesienė. Ačiū labai už naudingą informaciją. Tikiuosi, kad moksleiviai suprato, kad tikrai nelieka vieni. Yra daug išteklių, daug informacijos, daug pagalbininkų, kas jūs nuves į kitą gyvenimo etapą. Ačiū labai. Na ką, kaip ir mūsų parodos dalyviai, trumpa pertraukėlė 11:30 min. Čia amfiteatre prasidės universitetų ir kolegijų prisistatymai ir 11:30 ISM vadybos ir ekonomikos universitetas pristatys pranešimą, tema, kaip parašyti geriausią motyvacinį laišką universitetui, studentų priėmimo vadovo patarimai. Lauksime visų 11:30 amfiteatre.